Daugeliui smalsu sužinoti, kadagi mes mirsime, tačiau kada mirs Žemė ir kodėl. Tai buvo įdomi tema, kurią jūs pasiūlėte bendruomenės skiltyje. Išsigąsti per daug nereikėtų. Juk pati didžiausia ir artimiausia grėsmė Žemė jau čia pat - klimato kaita. Kasgi dar galėtų užbaigti šios žydros milžinės gyvybę? Jeigu video pasirodys įdomus, nepamirškite jo pasidalinti ir su kitais. Visų video grojaraštį rasite viršuje dešiniajame kampe, kurį galite paspausti jau dabar. Tad pagaliau, be ilgų kalbų, pradėkime. Deja, vienas iš labiausiai tikėtinų būdų, kuriuo galime sunaikinti Žemę ir save, yra mūsų pačių sukurti ginklai vieni prieš kitus. Didelis nerimas - branduolinių ginklų arsenalas. Nors skaičiai sumažėjo per kelias dešimtmečius, vien Jungtinės valstijos ir Rusija turi beveik po 7000 karinių galvučių. Jungtinė karalystė, Prancūzija, Kinija, Indija, Pakistanas, Šiaurės Korėja ir Izraelis taip pat turi branduolinių ginklų. Jei pasaulyje įvyktų branduolinis karas, milžiniškas žmonių skaičius mirtų sprogime ir dar šimtai tūkstančių liktų paveikti radiacijos. Bet tai būtų ne vienintelis dalykas, dėl kurio tektų nerimauti – branduolinė žiema. Jei 4000 branduolinių ginklų būtų paleista ir susprogdinta, žūtų nemažai žmonių, o pasaulinė temperatūra galimai sumažėtų 8 laipsniais Celsijaus. Tai būtų didžiausias žmonijai matytas ledynmetis, nes vienas įvykęs prieš 18 000 metų buvo tik -5 laipsnių. Iki 30 laipsnių temperatūros nukritimas kai kuriuose regionuose reikštų, kad žmonės nebegalės auginti maisto, kils badas, chaosas ir smurtas. Šimtai branduolinių ginklų yra parengti būti paleisti per kelias minutes. Tai kelia didelį nerimą, nes didžiausia branduolinio karo grėsmė gali būti nelaimingas atsitikimas ar nesusipratimas. 1983 metais rugsėjo 26 dieną žmonija buvo baisiai arti branduolinio sunaikinimo. Sovietų sąjungos raketų atakų ankstyvo įspėjimo sistema parodė, jog amerikietiškos tarpžemyninės raketos ICBM buvo nukreiptos į Sovietų sąjungą. Bet Stanislav Petrov nepranešė apie gaunamą informaciją. Jis ir kiti jo darbuotojai padarė išvadą, kad tai, ką jie matė, buvo klaidingas signalas. Taip ir buvo. Sistema suklydo ir saulės atspindžius nuo debesų palaikė raketomis. Stanislavas užkirto kelią branduoliniam karui tarp sovietų, kurie 1983 metais turėjo 35 000 branduolinių galvučių, o Jungtinės valstijos turėjo 23 000. Skirtingai nuo branduolinių ginklų, kuriems reikia sudėtingos inžinerijos, biologinis ir cheminis karas gali būti plėtojamos santykinai mažomis sąnaudomis ir lengvai pasiekiamomis medžiagomis. Per pastaruosius 4 metus Sirijos vyriausybė pilietinėme kare naudojo cheminius ginklus. Šie cheminiai išpoliai, naudojant sariną, garstyčių dujas ir chloro dujas, sukrėtė tarptautinę bendruomenę bei parodė tikrą žalą naudojant cheminius ginklus. Biologiniai ginklai kelia didesnę katastrofišką grėsmę. Net nereikia konkretaus įsakymo, norint sukelti pasaulinę pandemiją. Vienas netikslus mokslininkų judesys ir Žemėje gali atsirasti nekontroliuojamas užkratas. 2 kartus šiuolaikinėje istorijoje visame pasaulyje maras pasiglemžė net 15% Žemės gyventojų. Tai buvo 5 ir 14 amžiuje. Tačiau yra rimta rizika, kad nauja infekcinė liga gali sukelti dar vieną panašų protrūkį. Laimiai, mirtingos ligos, galinčios plisti visame pasaulyje, yra retos. Tačiau tai vis vien įvyksta. Prieš 100-metį Ispanijos gripas pražudė mažiausiai 50 milijonų žmonių. SARS ir Ebola protrūkiai pastaraisiais metais taip pat kelia pavojaus signalus. Antibiotikai, mūsų didžiausia apsauga nuo ligų, tampa mažiau veiksmingi, nes žmonės patys juos naudoja neteisingai arba išvis nenaudoja. Antibiotikams atsparios bakterijos yra atsakingos už maždaug 700 000 mirčių kiekvienais metais. Jei nesukursime naujų antibiotikų, iki 2050 metų šis skaičius gali siekti 10 milijonų mirčių per metus. Tačiau net jei ir susiprastume, jog karas yra beprasmis žmonių žudimas ir svarbių vyriausybės išteklių siurbimas, kuris gali būti panaudotas mokslams, gydymui ir aplinkos švarai, tiesiog nekontroliuodami žmonių skaičiaus augimo galime pražudyti save. Žmonės šiandieną yra populiariausi žinduoliai Žemėje ir tikriausiai visoje geologijos istorijoje. Ar Žemė gali išlaikyti didelį kiekį žmonių neribotą laiką?
Kas atsitiks, jei nevaldysime ateities gyventojų augimo ir bendro išteklių naudojimo? Šie sudėtingi klausimai yra ekologiniai, politiniai, etiniai ir skubus. Šiandieną šis skaičius yra 7,5–7,6 milijardai žmonių. 2023 metais tikimasi, kad tai pasieks 8 milijardus. Tai reiškia, jog reikės daugiau maisto, daugiau švaraus vandens ir daugiau gyvenamosios vietos, ko Žemė gali su laiku visiems nebesuteikti. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas ir perėjimas į atsinaujinančius energijos šaltinius yra esminis veiksnys siekiant tvarios ateities. Žmogaus veiklos sukeliamos emisijos didina CO2 koncentraciją Žemės atmosferoje ir sukelia nenatūralius planetos klimato sistemos pokyčius. Šiuo emisijų poveikiai visuotiniam atšilimui tik iš dalies mažina Žemė ir vandenynas. Šiuo metu vandenynai ir sausumos biosfera, miškai, savanos ir kitka, sugeria apie 50% šių medžiagų. Tai paaiškino koralų rifų balinimą ir vandenyno rūgštėjimą, taip pat anglies saugojimo padidėjimą mūsų miškuose. Klimatologai prognozavo, kad ateityje ekstremalūs įvykiai greičiausiai didės ir intensyvės, o kai kurie iš jų jau yra matomi šiandieną. Taip pat kritulių kiekio pokyčiai, kurie greičiausiai paveiks Žemės augmenijos sugebėjimą įsisavinti anglies dioksidą. Mineralinių išteklių kasyba ir perdirbimas paprastai daro didelį poveikį Žemės, vandens, oro ir biologiniams ištekliams. Su didėjančia žmonių populiacija, tokių išteklių kasybė taip pat prisideda prie globalinio atšilimo. Kai kurie pagrindiniai mineralinių išteklių kasybos ir perdirbimo padariniai aplinkai gali būti pražūtingi. Kasybos darbai dažnai užteršia atmosferą, paviršinius bei gruntinius vandenis. Mikroelementai, kadmio, kobalto, vario ir kitka, išplaunami iš kasybų atliekų, sukoncentruoti vandenyje, dirvožemėje ir augaluose, gali būti toksiški arba gali sukelti žmonių ir kitų gyvūnų bei augalų, kurie vartoja užterštą vandenį, ligas ir mirtį. Štai kodėl rūšiavimas ir daugkartinių daiktų panaudojimas yra svarbus. Su tokiu tempu mes nebeturėsime nei kur gyventi, nei iš ko gyventi, nei kaip. Teiginys, kad žmonija turi tik šiek tiek daugiau nei 10 dėl klimato kaitos arba žmonijai ateis galas, yra tikėtinas, bet daugiausiai tik pagrįstas nesusipratimas. 2018 metais gana sunkiai suprantamas tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos IPCC pranešimas įspėjo, kad žmonija iki 2030 metų turi sumažinti savo išmetamo anglies dioksido kiekį iki pusės, kad pasaulinis atšilimas nevirštų 1,5 laipsnių Celsijaus. Iš tikrųjų tai reiškia, kad mes turime apie 12 metų sumažinti klimato kaitą, arba tai bus dar didesnė ir brangesnė problema nei dabar. Žmonija vis dar gali gyventi pasaulyje, kuriame vyksta klimato kaita, tačiau tai įtakos ir pasunkins kiekvieno iš mūsų gyvenimus. Instagramo trendai ir dramos YouTube'e nebebus svarbios. Svarbiausia bus geriamas vanduo ir maistas, kurio gauti bus vis sunkiau dėl prieš tai minėtų priežasčių. Iki šiol amžinasis įšalas nebuvo svarbi klimato mokslininkų problema, nes, kaip rodo pavadinimas, dirvožemis buvo nuolat įšalęs. Tačiau Arkties amžinajame įšale yra 1,8 trilijono tonų anglies, daugiau kaip 2 kartus nei šiuo metu yra Žemės atmosferoje. Mokslininkai nesenai atrado, kad įšalas tirpsta 150–240% greičiau nei tikėtasi ir tai pavadino tikrai įspūdingu kiekiu. Kitaip tariant, mes turime 2 daugiau anglies nei šiuo metu yra planetos atmosferoje ir tirpimas vyksta 70 metų anksčiau nei iš pradžių nuspėjo IPCC. Jeigu visas Arktikos ledynas ištirptų, nebeliktų tokių miestų kaip Niujorkas, Florida, San Franciskas, Lima, Rio de Žaneiras, Amsterdamas, Venecija, dalis Lietuvos, Latvijos ir Estijos būtų po vandeniu, bei daugelis kitų pasaulio vietų. Žmonės nėra vieninteliai, kurie savo išlepintą egzistenciją gali ištirpdinti ledynus. Vienas dalykas yra tikras, net jei Žemė išvengtų branduolinės apokalipsės ir žmonės pradėtų rūpintis neterštą aplinkos, ateis diena, kai mūsų Saulė galiausiai mus sunaikins. Saulė išgyvena, jungdama vandenilio atomus į helio savo šerdyje. Taip darydama, ji sekina vandenilio atsargas, pastoviai keldama temperatūrą ir slėgį savo branduolyje. Tai leidžia energijai lengviau pabėgti į išorinius sluoksnius ir juos, taip sakant, išpūsti. Iš esmės, kas milijardą metų Saulė tampa 10% šviesesnė. Prognozės dėl to, kas atsitiks Žemėje, yra gana neaiškios, sakė Julian Scudder, Sussex universiteto astrofizikas. Vis dėlto pagrindinis dalykas yra tai, kad Saulė nusausins Žemės paviršiaus vandenį, kuris pateks į atmosferą. Vanduo veiks kaip šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios gaudys daugiau įeinančios šilumos, kas dar labiau pagreitins garavimą.
Ir tai nesibaigia. 3,5 milijardai metų nuo šiandien Saulė spindės beveik 40% ryškiau, o tai užvirins Žemės vandenynus, ištirpins ledynus ir pašalins visą drėgmę nuo atmosferos. Mūsų planeta taps nepakeliamai karšta, sausa ir nevaisinga, kaip Venera. Bet greičiau už Saulę mus gali pražudyti kai kas kitas. Dauguma Saulės sistemos kūnų su matomu kiekiu paviršiumi turi kraterių. Žemėje jų matome labai mažai, nes geologiniai procesai, kurie kaip atmosfera ir erozija, greitai naikina akivaizdžius įrodymus. Ant kūnų, kuriuose nėra atmosferos, pavyzdžiui, Merkurijaus ir Mėnulio, krateriai yra puikiai matomi. Akivaizdu, kad kai kurie fragmentai pasiekia Žemę, nes mūsų muziejuose yra saugomi meteoritai bei rasti didžiuliai krateriai likę po tokio susidūrimo. Yra teorija, jog asteroidas, panašus į pražudžiusi dinozaurus, gali pražudyti ir žmoniją. NASA stebi asteroidus ir kometas, kurios šiuo metu gali susidurti su Žemė, bet susidūrimo tikimybė yra gan maža. Tiesą sakant, ne vienas didelis objektas per artimiausius kelis šimtus metų greičiausiai nepalies Žemės, bet niekada negali žinoti. Supernova yra žvaigždės sprogimas. Jei mūsų Saulė sprogtų kaip supernova, atsiradusi šoko banga tikriausiai visiškai nesunaikintų Žemės, bet Žemės pusė nukreipta į Saulę sudegtų nuo milžiniškų radiacijos kiekių. Akivaizdu, kad atstumas iki Saulės tokiu atveju nėra saugus. Laimiai, mūsų Saulė nėra pakankamai didelė, kad tai atsitiktų, bet kitos žvaigždės yra. Koks yra saugus atstumas nuo tokių žvaigždžių? Mokslinė literatūra nurodo 50 ar 100 šviesmečių kaip artimiausio saugo atstumą tarp Žemės ir supernovos. Daktaras Markas Reidas, vyriausiasis astronomas Harvardo Smithsono astrofizikos centre, sakė, jei supernovų nutiktų 30 šviesmečių nuo mūsų, tai sukeltų didelį poveikį Žemėje, galbūt net masinį išnykimą. Rentgeno spinduliai ir energingesni gamos spinduliai iš supernovos gali sunaikinti ozono sluoksnį, kuris apsaugo mus nuo Saulės ultravioletinių spindulių. Jis taip pat gali jonizuoti azotą ir deguonį atmosferoje, todėl atmosferoje susidarytų dideli smogo tipo azoto oksidai. Žinoma, jei jau pradėjau lįsti į kosmosą, turiu paminėti ir juodąsias skyles. Didžiausias būdas sukurti juodąją skylę yra supernovos sprogimas. Event Horizon teleskopas padarė pirmąją pasaulyje juodosios skylės nuotrauką. Pasak mokslininkų, juodosios skylės yra tokios stiprios, kad jūsų kūnas būtų paveiktas dar prieš patenkant į ją. Artėjant link įvykių horizonto, gravitacijos skirtumas tarp galvos ir kojų ištemptų jūs kaip kramtomosios gumos gabalėlį. Mokslininkai šį procesą vadina spaghettification. Tai taip pat gali atsitikti planetoms ir net žvaigždėms. Nors juodosios skylės gali būti baisiausias žvėris leipintis kosmoso erdvėje, nesijaudinkite, jų nėra arti mūsų Žemės. Artimiausia juodoji skylė yra už 6000 šviesmečių pavadinimu Cygnus X1 ir yra maždaug 15 kartų didesnė už Saulę. Kiekvieną kartą, kai stumėme žinių ribas, kyla pavojus, tačiau nauda gali būti didžiulė, įskaitant naujų žinių atskleidimą, naujų technologijų kūrimą ir viso žmogaus mokslo pažangą. Viena iš tokių vietų – didysis dalelių greitintuvas CERN laboratorijoje Šveicarijoje. Dalelių greitintuvas yra įrenginys, kuris elektrinių ir ar magnetinio lauko pagalba greitina elektrinį krūvį turinčias daleles, suteikdamas joms didelę potencinę energiją. Galima rasti darbų, kuriuose teigiama, jog itin galingose greitintuvuose gali susidaryti dalelės žutikės, angliškai killer particles, gebančios inicijuoti visai Žemės planetai pražūtingus procesus. Tai gali būti mažos juodosios skylės, kurios augdamos prarytų visą planetą, arba mažos kvarkinės žvaigždės, kurios gali inicijuoti grandininę reakciją, kuri paverstų visą planetą kvarkinę žvaigždę. Mokslininkai ginčijasi dėl tokių teorijų, nes mažos juodosios skylės bei panašus kūnai tiesiog nėra pakankamai stabilus, kad išgyventų daugiau nei kelias mikrosekundės. Tikimybė, jog dalelės žutikės gali susidaryti, paprastai laikoma labai menka, bet daugelis baiminasi, jog su tuo žaisti mums vis vien nereikėtų. Apie nežemiškas gyvybės formas yra kalbama nuo senų laikų. Vieni tiki, jog žmonių evoliucija kilo būtent dėl jų, kiti tiki, jog jie pastatė piramides ir išskrido, karts nuo karto patikrindamos, kaip mums sekasi, treti vis dėlto tikino, jog mes esame ateiviai ir daugiau jokios kitos pažangios gyvybės kaip mes visatoje neegzistuoja. Bet mūsų pačių fantazija privertė visus pagalvoti bent kartą, jog galbūt vieną dieną ateiviai atskris ir sunaikins Žemę.
Visai nesenai astronomai paskelbė, kad pastebėjo pakartotinius radio bangų plitimus iš gilaus kosmoso, o kai kurie ekspertai nurodė, kad tai gali būti nežemiškos gyvybės formos įrodymas. Ar taip gali būti? Ar pagaliau ateiviai bando su mumis susisiekti? Vėlesniais metais Stephen Hawking pakartotinai įspėjo apie pavojus žmonijai susijusius su svetimomis civilizacijomis. Savo 2010 metų dokumentinėje serijoje Into the Universe with Stephen Hawking jis kalbėjo, kad svetimos civilizacijos gali būti už mus daug daugiau pažangesnės. Nežemiškos gyvybės formos gali tapti klajokliais, norinčiais užkariauti ir kolonizuoti bet kokias planetas, kurias tik galėtų pasiekti. Susitikimas su pažangiomis civilizacijomis galėtų būti toks, kaip indėnų susidūrimo su Kolumbu. Indėnams tai neatnešė nieko gero. Lygindamas mūsų indėnais, kalbėjo Hawking. Stephen Hawking taip pat išreiškė nerimą dėl galimos plačiai paplitusios dirbtinio intelekto galios ir jo nuogąstavimai, kurie gali sukelti egzistencinę grėsmę žmonijai. Viso dirbtinio intelekto vystymasis gali tapti žmogaus rasės pabaiga, sakė jis 2014 metais per interviu su BBC. Žmonės, kuriuos ribojo lėta biologinė evoliucija, negalės konkuruoti su dirbtiniu intelektu ir su laiku bus pakeisti. Tačiau per Joe Rogan podcastą Naval Ravikant kalbėjo, jog AI dar ilgą laiką nebus tokia pažangi, jog kažką sugebėtų užkariauti ir perimti, kadangi šiuo metu mes tebesimokiname suprasti, kaip veikia pasąmonė. Šiuo metu dirbtinis intelektas geba stebėti ir mokytis, nemąstyti pats už save. Tad dėl to neturėtume rūpintis, bent jau kurį laiką. Dar viena tema, apie kurią Stephen Hawking taip pat įspėjo, tai superžmonės. Jis manė, kad genetinis mokslas paskatins mus eksperimentuoti su DNR, taip užauginant naują, stipresnę, protingesnę, ligoms atsparesnę kartą. Cas9 yra efektyvi, unikali, greita ir pigi genomo redagavimo technologija. Cas9 baltymas veikia kaip molekulinės žirklės, kurios leidžia karpyti DNR. Taikant šią technologiją, galime keisti gyvybės kodą ir taisyti tas klaidas, kurios sukelia genetinės ligas. Po kol kas jis yra naudojamas vėžio sergantiems pacientams gydyti, tačiau ateityje, jeigu nebus uždėta jokia DNR karpimo kontrolė, bet kas turintis daugiau pinigų, galės pasirūpinti, jog jų atžalos gautų tokį gydymą. Nejaugi mes tikrai perimsime žmogaus evoliuciją į savo rankas? Ar išties turėsime dvi žmonių rases, viena nepaveikta technologijos ir kita superžmogų? Ar tai bus skaitoma žmogaus išnykimo pradžia? Elon Musk yra pasakęs, jūs jau esate kiborgas. Visame pasaulyje biohakeriai, mokslininkai, verslininkai ir korporacijos stengiasi vykdyti naujas ir tinkamos programos pažangiausioms technologijoms. Daugelis iš jų yra padėti žmonėms būti stipresniems, protingesniems, geresniems ir atsparesniems bei ugdyti naujus gebėjimus. Mažos mikroschemos yra įmontuojamos po odą, jog nebereikėtų nešautis piniginių ar pasų. Egzoskeletai padeda žmonėms dirbti, pakelti sunkius daiktus bei susigrąžinti gebėjimą vaikščioti. Bioninės akys jau dabar yra realus dalykas, nors dar nėra pakankamai ištobulintas, jis vis vien žada padėti tiems, kurie turi regėjimo problemų. Vaistai arba narkotikai, padedantys susikaupti ir mąstyti plačiau bei pagerinti savo fizinį darbą, egzistuoja rinkoje daugiau nei 30 metų. Dabar įsivaizduokime, jog visos šios naujos technologijos yra panaudojamos kariniams tikslams ar su idėja pakenkti. Netinkamai panaudojus naujausią technologiją, galime sunaikinti tiek save, tiek pačią Žemę. Vis dėlto reikėtų bijoti ne naujausių technologijų sukūrimo, bet kibernetinių atakų. Kibernetinė ataka – elektroninėje erdvėje pavienių asmenių arba organizacijų vykdomos informacinių sistemų, infrastruktūros objektų, kompiuterinių tinklų arba asmeninių kompiuterių puolimas įvairiomis priemonėmis. Kas nutiktų, jei viena iš tokių kibernetinių atakų perimtų vyriausybės tinklą? 2018 metais balandžio mėnesį nedidelė Karibų sala St. Martin susidūrė su visišku viešu susistabdymu, kuris truko visą dieną. Vien tik Jungtinėse valstijose miestai kaip Baltimore, Atlanta, Dallasas ir San Franciskas per pastaruosius metus nukentėjo nuo kibernetinių atakų po to, kai perėjo prie pažangios miesto technologijos. Nors toks miesto konceptas padėjo miestams susijungti, kibernetinio saugumo pasirengimo stoka dažnai sukelia rimtų saugumo spragų. Manau, kad baisiausia kibernetinio saugumo ataka turės savo vardą ir kad tai bus kažkas siaubingiau nei galime įsivaizduoti, kalbėjo kibernetinio saugumo vykdytojas Tarah Wheeler.
Prieš 40 metų dramatiškiausia energijos tiekimo nutraukimo situacija įvyko Niujorke. 1977 metais Liepos 13 dieną neturtingiausi Bruklino gyventojai išėjo į gatves diriguoti eismo, kadangi neveikė šviesoforai. Parduotuvių savininkai padeginėjo savo parduotuves, kad gautų draudimo išmokas. Šis užtemimas, kurį sukėlė porą perdavimo linijų netolimoje atominėje elektrinėje, truko 2 dienas ir sukėlė didžiulį chaosą. Dabar po 40 metų esame dar labiau priklausomi nuo elektros nei bet kada anksčiau. Tas pats gali atsitikti ir dabar, bet pasauliniu mastu. Milžiniško energijos tiekimo nutraukimas gali įvykti, jei mūsų planeta patektų į didžiulę saulės audros kelią. Tai vyksta visą laiką geologiniu mastu, tačiau dar nėra įvykusi elektros eroje. Kaip rūšis esame visiškai nepasirengę, jei tai nutiktų. Tik todėl, kad jūs gyvenate ne prie aktyvaus vulkano, nereiškia, kad nebūsite paveikti katastrofiško ugnikalnio įsiveržimo. Reikėtų klausti, ne ar tikrai superugnikalnis gali pražudyti gyvenimą Žemėje, bet kada tai įvyks vėl. Maždaug prieš 250 milijonų metų įvyko pats didžiausias žmonijai žinomas išnykimas, vadinamas didžiuoju išmirimu, The Great Dying, kuriuo metu žuvo 96 jūros bei 70% sausumos organizmų. Daugelis mokslininkų teorizuoja, kad tai galėjo sukelti, ar bent prie to prisidėti, dabartinio Sibiro regione įsiveržęs superugnikalnis. Pasaulyje yra daug gigantiškų ugnikalnių, kurių netikėtas įsiveržimas gali sunaikinti didelę teritoriją aplink juos, bet pavojingiausia yra toksiški pelenai galintys pasklisti po didelę Žemės dalį, užtemdydami Saulę ir tai pakeisti klimato temperatūrą, kas vėlgi galbūt nesunaikintų visos gyvybės, bet tikrai ją sumažintų. Vienas iš tokių – Yellowstone parke esantis ugnikalnis. Pirmiausiais 2018 metų mėnesiais pasklido naujienos, kad Žemės magnetiniai poliai greitu metu turi apsikeisti. Atbulinės eigos metu magnetinis laukas nebus lygus nuliui, bet prisiims silpnesnę ir sudėtingesnę formą. Jis gali nukristi iki 10% dabartinės jėgos ir turėti magnetinius polius pusiaujo pusėje, ar netgi vienu metu egzistuoti daugiau nei vienas šiaurės ir pietų magnetiniai poliai. Ataskaitos įspėjo apie pasaulį, kuriame kompiuteriai, mobilieji telefonai ir net tualetai nustotų veikti, o Žemės dalis taptų negyvenama. Nuo 1840 metų mokslininkai pradėjo matuoti, jog pasaulinis Žemės magnetinio lauko stiprumas mažėja maždaug 5% per šimtmetį. Paskutinis kartas, kai įvyko toks geomagnetinis apsisukimas arba nukrypimas, buvo prieš 780 tūkstančių metų. Bet paskelbtame Nacionalinės mokslo akademijos žurnale straipsnis teigia, Žemės magnetinis laukas tikriausiai neapsivers. Remiantis Žemės istoriją, kitas toks apsivertimas gali būti apskaičiuotas naudojantis magnetiniais mineralais uolose, o profesorius ir geomagnetizmo ekspertas Richard Holmes iš Liverpoolio universiteto teigia, jog toks įvykis greičiausiai nepasitaikys. Dabar galime dėl to nesijaudinti, tačiau pamaniau, jog žinoti apie tai jums bus visiems įdomu. Nors per pastarąjį šimtmetį fizinė sveikata daugelyje pasaulio šalių pagerėjo, psichikos sveikata pablogėjo. Pasaulio sveikatos organizacijos vertinimu 500 milijonų žmonių visame pasaulyje kenčia nuo psichologinių sutrikimų. Iki 2020 metų depresija greičiausiai bus antra pagrindinė mirties priežastis. Depresija taip pat sukelia prarastą darbo produktyvumą, širdies ir kraujagyslių ligas. Žmonių gyvenimo trukmės didėjimas iš tikrųjų gali sustiprinti problemą, nes žmonės turi daugiau metų patirti senatvę ir vienatvę. Amerikiečiai, vyresni nei 65 metų, jau yra neproporcingai tikėtini, kad nusižudys. Kalifornijos universiteto biofizikas Gregory Stock mano, kad medicinos mokslas netrukus leis žmonėms gyventi iki 200 metų. Jei toks ilgesnis gyvenimas taps įprastas, tai sukels neišvengiamas socialinės ir psichologinės problemas. Galbūt 200 metų sukauptų pojūčių perkraus žmogaus smegenis ir dėl to atsiras naujo pobūdžio beprotybė. Galbūt dabartinio senyvo amžiaus žmonių depresijos ir savižudybės tendencijos tik padidės. Auklėjimas ir mokymas nuo mažumės, kaip reikia save mylėti, padėti kitiems ir duoti suvokimo, jog nėra būtina nuolatos jaustis laimingu ir jog svarbiausia yra turėti gyvenimo, kurio tu nori, ne kiti, yra raktas nuo tokio liūdno pasaulio, kuris yra matomas jau dabar. Ar pasaulis yra realus?
Ar mes gyvename simulacijoje, kaip simboliai įstrigę tam tikroje erdvėje, kaip vaizdo žaidimai? Klausimas atrodo absurdiškas, tačiau yra daug protingų žmonių, kurie yra įsitikinę, kad tai ne tik įmanoma, bet galbūt tikėtina. 4 amžiaus prieš Kristų filosofas daoistas Zhuang Zu suformulavo klausimą poetiškiau. Jis apibūdino ryškų sapną. Jame jis buvo drugelis, kuris nežinojo apie savo egzistavimą kaip asmenį. Kai jis pabudo, jis pasakė: dabar aš nežinau, ar buvau vyras, kuris sapnavo, kad yra drugelis, ar dabar esu drugelis, kuris sapnuoja, kad yra vyras. Kas jei visi mūsų gyvenimai tai yra kažkieno žaidimas, ir kai tam kažkam atsibo žaisti, jis išjungs jį kartu su mūsų visų sąmonė. Tad yra daugybė hipotezių ir teorijų bei kitų žmonių pamastymų, kaip Žemė vis dėlto gali prieiti savo galą, nesvarbu ar dėl to būtume kalti mes, ar natūralų Žemės pokyčiai, ar dar kas nors. Vieną dalyką turime atsiminti – mūsų gyvenimai yra per trumpi, kad pykti ant tų, kurie nemasto taip kaip mes. Žemė taip pat yra per daug graži ir įspūdinga, jog savo gyvenimo stilių iškeltume aukščiau jos. Kiekvieną dieną yra duota tobulėjimui ir jos neišnaudojimas, tai nuves jūs į liūdną užsidarimą savyje. Mes žinduoliai, kurie negali vienas be kito. Tik suprasdami ir praktikuodami gerumą galime gyventi laimingiau, su tikslu. Ir tik kartu galime padėti vieninteliai planetai, kuri mus vis dar saugo, nesvarbu, jog jos ir mūsų egzistavimas yra atsitiktinumas. Šiandieną tiek. Ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime kitame video. Bye!